Sveiki bičiuliai, linkėjimai iš Kretos. Vakar bevaikščiant pakrantę sutikau kelis vietinius žvejus, žvejančius plūdinę meškerę. Ir kilo puikiai idėja pačiam pažvejoti. Įsiklausinėjau jų, kada geriau žvejoti, ant ko ir kur. Papasako tai, kad geriausiai yra žvejoti anksti ryte ir vėlai vakare. Mačiau, kad žvejoja ant tešlos su sūriu, dzikus naudoja sliekus. Jau vienoje žvejų parduotuvėje apsilankiau, nusipirkau botagėlį 6 metrų, sumokėjau visą labą 17 eurų, padarė nuolaidą dar. Nebus gaila ir palikti, arba kažkam atiduoti. O dabar liko dar dasipirkti plūdę, kabliukų ir valo. Ir sliekų. Tai ką, važiuojam į Pardę. Atvykom į vietinę Pardę. Pažiūrėsim, ką gero turi. Can I make some video for my channel? Yeah. No problem, yeah. Yeah. I need the worm and need the hooks. Galim pažiūrėti, kas prisliekai įdomus tokie. So you said that I need small pieces only, yeah? Yeah, just No, cut. No, not 1 or 2 pieces per one. You can cut. It depends how big is hook. How big I need to have? No. You have hook? No, I want to buy. I want to buy float, line and hook. Look, this is included there. How long is it? This is 2 hook and a long line, How but long is it? it's not a big 1-2 meters. I need Something like that. 6, 7. If you want 6-7, it's better to buy this one. With rope. This is, I believe, more than 10, because this is for Apico rod. Apico, it's telescope. Yeah, I have telescope. No, okay. Okay? No, this okay. It's a hook, not a small. No, they have here. How much is cost? 1 euro. I take 2 in case. Online it's not big. No, line it's nice. No. You are ready for action. Yeah, ready for action. We'll see. Early morning, eh? Yeah, early morning. The best hour. But now you are like vacation, so. But now it's too late. No, you can go now. Now it's nice time. But it's too wavy, yeah? It's a little bit. But inside the port, and where is like. Oh, you can go also in Marina. Marina, it's the port in the. Okay. So many guys up there. Yeah, I will try. I see the guys like fishing with the. I was in the canal. Yeah. They told me like fishing with the flour and cheese, like make pasta. No, flour and cheese, something like that. You can use something like this if it's with milk, cheese, and bread. Yeah. It's good for feeding? No. Huh? No. If you want to go at the port, it's better to use. If you are outside from here, it's not necessary. Okay. How much does it cost? 5 euro. Which one is better? I believe the other is better. This one. The other it's 3 kilos and cost 10 euro, but it's. Buy this. Have the same price. Same price? No. Which is better? This one? No. 5 euros? 5 euros? 5 euros, no. And you need. You can make a ball, you can throw, yeah. No. Okay.
But only from this shore is not... In the marina, it's better if you use Can you this show where one. is the marina? Marina On is... the map? No, my friend. Look. Well done. Here we are. Yeah. Fishon. From the other side, here. You see, if you have a car, you must Yeah, I have go car, so... inside the Rethymno. Yeah, I know this place. Yeah. I saw the... I saw fishermen over here. Yeah, and also Oh, so Oh. this... and here, all around here. No. What kind of fish? They have small fish. They don't have. Maybe you can find at barracuda or sea bass. But they have because the marina it's for all fish. It's Okay. all the On that place, which you saw, what kind of fish again? Is it bigger one or here at the rocks. in the rocks? Yeah. Well, that's another we have a buy. You remember near Lidl? the Lidl, Yeah, the Lidl, Lidl, you go yeah. straight and you find this here. It's Yeah, it's like you see it's Kaloteraki is the name. It's and you go right. And here we are. And you Here. can keep it this area or Yeah. or You can try because they have so many different places here. there is It's bigger ni- fish? Is It's, there bigger? it's nice spot. No, you can catch bigger fish up there. Yeah. No, Oh, okay. no. Thank you. No. Okay. How much I need to pay? Nusipirkau miltų ir šitą sūrę pagal rekomendacijas vietinio. Bandysiu tešlą užsimaišyti, nežinau, čia gal neišeis nufilmuoti, bet pabandysiu. Padarysiu vieną su sūriu ir vieną tešlą be sūrio. Pažiūrėsim, ar tikrai veikia šitas. Na vieno žodžio maišiau. Šūdas čia gavosi, ne tešla. Vieno žodžio vietoj paprastų miltų nusipirkau kukurūzų miltų. Nors atrodo, kad kviečiai, bet pasirodo čia kukurūzų miltai, tai nieko tokio, bandysim rytoj tik tai ant slieko gaudyti, o dabar einu sistemėlės susitvarkyti. Tai va, žiūrim, kokias turim sistemėlės, valiukas tai neišploniausiu, kaip jos čia atsikabina ir parodysiu, kas per sistemėlę iš pirmo žvilgsnio. Tai man jos nelabai tokios pasirodė. Tai nusipirkau dvi. Vieną paliksiu tokią, kokia yra. O kitą susiryšiu su vienu kabliuku, nes du kabliukai vienas šalia kito man taip nelabai atrodo. Kaip dabar čia atkabinta. Čia sukabinta taip nežmoniškai. Va, galiu parodyti kokia sistemėlė. Trišakiukas, pagrindinis valas ir du kabliukai vieną šalia kitą. Man kažkaip nelabai gerai atrodo. Vykom į spotą, kurį vietiniai nurodė. Bandysim pagauti žuvį. Kokią bus matyt. Ką, varom.
ant slieko, dabar pabandžiau ant šitų įdomių sliekų, kaip ir kibimo neturėjau. Nors buvau šiandien kybo be proto, bet va dar šiandien nusipirkau tokio marmalo, kažkokio tešlos, kažkokios jau pagamintas. Nu ir ką, užsidėjau pirmas metimukas ir gražią žuvį nuleidau. Ir tikrai nebloga, ir pats vos neįkritau. Tikiuosi, tuoj ir parodysiu, kas čia per žuvytė buvo. Laukiam kibimo. Rodyk. Kaip jie dabar atkabint? Va, ant to marmaliuko. Bet tai... Kaip ir jo. Bet va, pirmas laimingis įdomus. Gerai, leidžiam atgal. Reiškias, pasta veikia. Pasta veikia. Bet brangi pasta. Už šitą kibiriuką mažą sumokėjau 7 eurus. Sako, pardavėjas brangi, bet gera. Na, įdomi kažkai, negaliu pasakyti, kas galėtų būti sudėti. Nesu didelis specialistas žvejos su plūdinė ir iš kvapo spręst, kas galėtų čia būti. Bandom toliau. Žuvim ir baigsiu žvejybą. Bandysiu rytoj anksti ryte dar atvaryti keliom valandom. Tai viesim kaip rytoj ryte seksis. Tai laukiam tada Tai labą rytą, chebra. Atvažiavau. Pirmas metimukas. Ir žuvytė yra. Dabar pabandysim dar užsimaišyti pašarą. Maišom originaliai kavos puodelį. Pažiūrėsim, ar jisai mums pagelbės. Tai va, maišyti šiek tiek pašariuko.
dar vieną, bet kitos rūšies. Šios rūšies. Oi, kokia graži. Abins aštame. Oi, slydį kokia. Kokia grožė. Kokie dantis. Nesirodo. Nesimato, bet vienu žodžiu dantukus turi neblogus. Gerai, paleidžiam. Ką, uždėjus lieka. Kimba tokios žuvis. Pabandom dar sliekelį uždėti. Tiesiog sukarpiau belė kaip. Sakė pusės lieko dėti, bet čia pusės lieko jaučiu nelabai jiems reikia. Uždėsiu. Uždėsiu po mažą gabaliuką. Nereiks dėti tešlą, nes labai jau mažas kimba. Labai jau mažytės. Agresyvės tokios. Eik, tu. Teik. Ant tešlosios nekimba. Gal geriau rečiau kibimą turėti. Bet gal didesnis ir kips. Mačiau vietinis tenais žvėjoja už tų uolų. Čia dar pabūsiu šiek tiek. Jau nuvarysiu. Pas vietinį specialistą pažiūrėsiu, ką ten gerą turi ir gaudo. But on board. This is rock fish, paro fish this one, big paro fish this one. Okay. Number one fish. Number one. But you have to catch on this? Or can I catch on this? Like this. All this. Put like this, yeah? Yeah, Too small? yeah. Like this. Oh. Wow, no. No? This is very strong. I catch fish like this, half kilo, broke everything. Yeah? Oh, So I have to like... it's very strong. So, like this. Oh. See a little bit? Yeah. This is number one crab. You want to like cook and I have everything. I will try. How deep is have to hold it? This is nothing. No. One fish like this, okay. How is float? You have to be float. Huh? It's good? This one? Yeah. No, 1 meter. 1 meter? Maximum, yeah. 1 meter. You want this one? Huh? Huh? You want this? I don't eat fish, so I do This this. is number one fish tank. Number one, yeah? Yeah. You want it? Yeah. Sakė, ant šito kimba number one fish. For every fish. This is very easy to go, you know.
You from? Lithuania. Lithuania. Good? Huh? Okay. More down? Better for you there, man. Nu, sutikau vietinę, gaudo ant krabų kojyčių. Ir gaudo, kiek supratau, visai neblogą žuvį. Prieš tai parodžiau jam, ką aš esu pagavęs. Pasakė, šiaip sau čia žuvis pagal skonį, jeigu taip vertinant. Kaip iš jų užmojo, parodė, kaip užmaut. Pasakė, kad kabuliai per maži. Kartais kimba iki kilogramo tokios žuvis. Lūžta meškeris, viskas. Bet gal nepabandys. Geras. Kas kybo? Turėjau kibimėlį. Ir? Kas kimba? Good, good, it's even good. No, they're a bit bigger. Oh, this you're right. In the book, you put here. Because some catch here 1 kilo. 1 kilo? 1 kilo like this, very strong. But you have to put more? More? 5 meters again. 5? 5 meters again. Wiesz, koliko fish like this. This one come for before couple of years come in the grizzly come for Suez. You know Suez? I think maybe this hook may be better, no? The same. No. It's for small fish. Okay. How big a hook would that be like this? Young fish like this, fish very strong. Very strong. Oh, Oh, yeah. oh yeah, parrot fish, yes. Parrot? Yeah. Come. Yeah, parrot fish. Parrot fish? Beautiful fish. It's very, very tasty this one. Number one this one. Number one? Oh, Oh, fuck. Nice. 20 euro a kilo this one. How much? 20 euro. 20 euros Yeah. per kilo? In the shop. And the Verna, 55 euro to eat 1 kilo. 55 euros. Yeah, yeah. Oh, geras. Yeah, what is the name of fish? The name,
Faro fish. Faro. Faro skin. And the Grecian is scaros. Scaros. Čia mažylis. Look crabs. Look the crabs. Oho, where have you catch this? Where did you catch this? This crabs in from Australia. Australia? Yes. Very much. That's the water now. What is this? Ah, This one. Super good this one. This one. for salad, for soup, so for everything, yeah? Okay, everywhere. Like this. Where pagaut? This one. This one. That's it. Can I try? Yeah. No problem. Citrino, čia kažkaip. Timo. This is cooking now. This is Simo. Ah. Okay. Okay. Thank you very much. Bye. Bye bye. Good flight. Thank you. Baigiau žvejybą Kretoje. Gaila, kad sugalvojau pačias paskutinės dienas žvejoti. Nepavyko daugiau kažko pagauti. Bet planas chuliganas pavyko bent jau kelias žuvis pagauti. Šiaip smagios, stiprios žuvis ir be to neįprastos mūsų akiai. Pripratę prie šerių lydekų ir starkių, kuojų, pačios tokios spalvotos, gražios. Tai vat rekomenduoju visiems, kas mėgstate žvejoti ir keliaujat į kitas šalis, būtinai pasidomėkit žvejybą, kur ir kada galima žvejoti, kad nebūtų taip, kaip man paskutinę dieną sugalvojau, tai greit laksčiau visur aiškinausi. Aišku, planas pavyko, pagavau, įgyvendintas. Vietinį riboką pamaloninau. Atidaviau savo įrangą, tai labai buvo dėkingas. Sako, labai man praverstas dalykas. Man jis nereikalingas bus, bet to turbūt greičiausiai į lėktuvą net priimti. Tai va, tiek iš mano žvejybos. Iki susimatymų.